Labadiena. Kągi, ne visas mūsų gyvenimas yra politika. Koalicijos koalicijom, valdžia valdžia, bet gal grįžkime į žemę, prie realių gyvenimo problemų, o tų problemų žmonės turi labai daug. Ir vienas iš tų advokatų Lietuvoje, kuris tikrai nuolat gilinasi į tas problemas, nuolat sulaukia skambučių, nuolat jį kreipiasi žmonės, yra advokatas Saulius Dambrauskas, Viešojo gynimo fondo steigėjas ir vadovas. Per visą Lietuvą nuvilnijo viena istorija, kur jūs atstovaujate tokį poną Albiną berods, kai žmogus turi problemų su elektros apskaita turėjo. Problema buvo didelė ir tų problemų, kai jūs pradėjote iš šios klausimus gilintis, turbūt sulaukėte labai daug žmonių, kurie turi problemų ir norėtų išsiaiškinti, kas vyksta iš tikrųjų su ta apskaita ir galimybėmis ją kažkaip apskaičiuoti elektrą. Taip, iš tikrųjų, su ESO elektros tvarkymu po šitos laidos kilo pakankamai didelė banga besikreipiančių asmenų, kurie rašo man laiškus, skambina, dėkoja aišku už tą laidą, kurią aš irgi dėkingas LRT ten televizijai, kadangi tai buvo turbūt, kad tai lėmė, kad šita istorija nebuvo paversta sąmokslo teorija. Lietuva girdi buvo. Ir Lietuva, ne Lietuva girdi, o LRT girdi. Taip, LRT girdi. LRT girdi laidoje. Taigi po tos laidos daug žmonių dėkojo už ją ir pradėjo pasakoti savo analogiškas istorijas. Žinoma, būdinga ir įdomu tai, kad vis tik tai ESO sureagavo į pradėtą procesą, nes yra prasidėjęs procesas. Tas procesas, kad vartotojas, kiekvienas žmogus žinotų, yra toks, kad per tam tikrą mėnesių skaičių, atrodo 3 mėnesių terminą, reikia spręsti, pradėti ginčą. Ir pirmiausia, reikia kreiptis į patį elektros tiekėją. Ir gavus jo atsakymą, tik tada vėliau galima kreiptis į vertą vadinamą. O esmė yra, kad tie pasikeitė labai kiekiai elektros, pakeitus skaitliukus, išaugo keleriopai. Albino istorija labai trumpai yra tokia, kad per keletą dienų po išmaniojo skaitliko įdiegimo jam buvo prisukta apie 600 eurų sąskaita pateikta, jis ją apmokėjo, toliau taip pat jinai sukosi, kol aš kaip advokatas nesikreipiau tiesiogiai į ESO bendrovę ir nepareiškiau tų pretenzijų, nors buvo pasakyta, kad taip pat atvyks ten po 5 dienų darbo ir patikrins, ar skaitliukas nėra sugedęs, nors telefonu konstatavo, kad jis nėra sugedęs. Taigi situacija yra tokia, kad po to, kai aš jau įsitraukiau kaip advokatas, paaiškėjo, kad vis tik tai buvo neteisingai rodantis skaitliukas, jam buvo jisai pakeistas. Bet šita istorija rezonavo tai, kad ESO kreipėsi tiesiogiai į mane, pasiūlydama susitikimą, pasiūlydama, kad mes galėtumėm klausimus, kuriuos aš užduodu tiek vertui, tiek jiems, o tai klausimai yra bendrojo pobūdžio, apimantis didelę vartotojų dalį, nes į juos aš kreipiausi ne tik Albino vardu, bet ir Viešo intereso gynimo fondo vardu. Tai yra siekdamas, kad būtų vis tik tai atsakyti tie klausimai, kurie žmonėms tikrai kelia neaiškumų. Tai viena ir tos istorijos pasipylė vėliau kaip iš gausybės rago po šios laidos. Paviešinimo. Taip, ir įdomu tai, kad tos istorijos yra labai įvairios. Ten pradedant nuo to, kad, tarkime, tam tikrais piknaudžiavimais, tarkim, pavyzdžiui, žmogus įsigyja komercinės paskirties pastatą, jam nepriduota, bet įrengta 250 kW įvadas ir jisai nori jį sumažinti iki 35, pavyzdžiui, nes jam tiek nereikia. Ir staiga jam ESO pateikė, pavyzdžiui, 7 000 eurų sąskaitą už energijos sumažinimą. Nors kyla paprastas klausimas, kad iš esmės tam tikslui reikia turbūt pakeisti tik tai, nes neįrengus skaitliuką, tai reikia tik tai saugiklį pakeisti, ar ne, kuris nepraleistų didesnio kiekio. Nereikia keisti laidų, nes laidai per stori negali būti, jie tiesiog užtikrina, ar ne, normalų tenais naudojimą. Net jeigu mes svarstytume, kad tokioje situacijoje, pavyzdžiui, kad reikia keisti kažkokius transformatorius, kažkokiai transformatorinė, tai reikia suprasti, kad jie buvo įsigyti jau, ar ne, kito vartotojo, kuris sumokėjo už 250 kWh energijos įdiegimą. Ir jau tai šiuo atveju greičiau kompensacija turėtų būti išmokėta tam žmogui, kuris mažina energiją, nes tas turtas lieka ESO. Taigi tokios įdomios istorijos arba, pavyzdžiui, analogiškos istorijos kaip Albino, tai yra, kada
ir neįgalus žmogus, staiga jam pakeičia skaitliuką ir jisai sako, staiga tas skaitliukas prisuka didelės sumas ir jie nesupranta, kodėl 3 kart didesnės sumos negu buvo iki tol apskaitomas. Ir tos istorijos, žinokit, pačios įvairiausios. Tarkim, nuo to, kad ESO nesumokėjo skolą, čia pat ateina atjungia žiemos metu elektrą, žmogus patiria tokią situaciją, jisai patiria žalą ir tokiu būdu tai yra tam tikra vartotojo ir štai šito tiekėjo santykio tokia disproporcija. Žodžiu, tos istorijos verčia mus pradėti tikrai diskutuoti plačiau šią temą. Nes susidaro įspūdis, kad yra galimybės piknaudžiauti, elgtis nesąžiningai ir vartotojas tiesiog supranta, kad prieš vėją nepapūsi. Arba tiesiog jau tikrai, kai nebežino, ką daryti, nes tos sąskaitos eina astronominės, kreipiasi, tai tą pačią minutę turbūt net, jeigu atjungia elektrą iš karto, nesumokėjus, tai turbūt, kai reikia į kitą pusę ką nors tvarkyti, nevyksta tas veiksmas taip greitai. Ypač be advokatų įsikišimo, be visuomenės paviešinimo. Žinote, galiu pasakyti tai, kad susitikimas su ESO buvo labai įdomus. Iš tikrųjų atstovais, kadangi ESO tikrai parodė tam dėmesį. Tai vadinasi, prieš kokį, juk nesipuola šitos organizacijos. Aš nesu girdėjusi, kad pati ESO inicijuotų pokalbį su privačiu asmeniu, ar ten su visuomeniniu fondu, ar su advokatu. Tai matyt, tikrai poreikis buvo didelis. Taip, aš manau, kad, žinoma, mes kada, kaip apibendrinami tą pokalbį, galim sakyti taip, kad jie tarsi išvelgia mane kaip advokatę, tam tikrą tarpininką, kuris lyg ir padėtų visuomeniai suprasti tuos nuogastavimus, kuriuos jie lyg ir galėtų atsakyti. Tačiau šitas pokalbis, kuris truko 1,5 valandos, dalyvaujant dar 2 specialistam elektronikos ir jų atstoviai, 2 atstovėm. 4 žmonės iš jų. 4 žmonės pradžioje, vėliau vieną atsijungė. Tai iš esmės jisai paliko nemažiau klausimų, negu buvo jų atsakyta. Tai šiuo atveju aš tik galėčiau pasakyti, kad ESO užtikrina, kad liktai tie skaitliukai, jie veikia patikimai, jie yra sertifikuoti, kad klaidos yra fiksuojamos ir jeigu atsiranda kažkokia apskaitos klaida, jinai ištaisoma su sekančia sąskaita. Tačiau tame kilo pakankamai sukūrė nors sekančią. Bet tai sukuria labai daug įdomių problematikų, kadangi tos istorijos, kurios mane pasiekia dabar, jos paneigia tas tokias versijas ir būtų labai įdomu, jeigu mes galėtumėm tuos klausimus toliau tęsti, diskutuodami su ESO, nes tų atsakymų nėra gauta. Tarkim, žmogui, pavyzdžiui, atjungta elektros energija kaime keletą mėnesių, tačiau per tą laiką jam skaitliukas vis tiek sukasi. ESO tada atsiprašo ir sako, žinot, mes pamatėm klaidą, iš tikrųjų atvykom, nustatėm, sąskaitą perskaičiavom, tačiau skaitliukas ir toliau atjungtas sukasi. Ir kyla klausimas, kas toliau. Tai žinot, tokios įdomios istorijos ir jeigu tai yra fiksuojamos klaidos, tai man tokios kyla irgi objektyvios, įdomu, pavyzdžiui, man atsiunčia įrašą žmogus pokalbio su ESO darbuotoju, netgi tokių yra įrašo atsiuntimų, kuriame labai aiškiai pasakoma, kad per 5 darbo dienas pas jūs atvyks inžinierius, jis patikrins ir jeigu skaitliukas yra geras, jeigu jis yra sugedęs, jisai bus pakeistas nauju. Žinoma, dažniausiai tai tas inžinierius neatvyksta, mano kitais atvejais tai po 2 savaitės dabar žmonės laukia toliau, kas bus toliau. Bet yra kitas klausimas, jeigu išmanusis skaitliukas nuotoliniu būdu geba fiksuoti klaidas ir tai fiksuojama ne tik pačiame skaitliukyje, bet ir kažkokiame tai centre, tai kyla klausimas, kodėl reikalinga tam, kad nustatyta būtų klaida, inžinieriui atvykti į vietą. Ar tai jisai turi sutapatinti duomenys, nes tie duomenys yra nuskaitomi. Tai šiuo atveju daug įvairių tokių klausimų, žinot, kurie būtų labai įdomus. Aš galvoju, kad dialogas būtent su ESO yra labai reikalingas. Ir dabar, kada viešo intereso gynimo fonde mes esame įkūrę tokį elektroninį paštą specialiai, nes turim savo domeną. Šiems klausimas, kadangi tam, kad kaip mano advokatos, ta prasme, nesaskaita, o ta prasme elektroninį paštą, taip, jis vadinasi ESO eta vigfondas.lt. Tai aš prašau visų atsiųsti savo istorijas, konkrečiai aprašytas, su įrodymais, su dokumentais ir tam tikrų laikotarpį apibendrinant šitą medžiagą, aš ketinu pateikti vėlgi papildomus užklausas ESO, kadangi mūsų įsiskyrimas
baigėsi tuo, kad jie sutiko atsakyti klausimus, kurie kyla vartotojams. Ir aš kažkaip tikiuosi, kad galbūt net pavyktų ESO ištraukti į dienos švietą ir pakviesti, tarkim, į televizinės diskusijas. Ir mes galėtumėm pabandyti tuos klausimus tiesiog nagrinėti atskirose laidose. Bet gal jie nesuinteresuoti, kad labai būtų galima nagrinėti, nes, iš tikrųjų, gal kai kuriuos, kaip jūs sakot, klausimus jau čia sveikų protų mąstant atrodo nelabai gali atsakyti, nes gali kažką sugalvoti, gali kažkaip juos dar daugiau dūmų paskleisti. Nes, iš tikrųjų, jeigu tai yra nuotolių valdomi dalykai, tai žmonėm pagrįstai turbūt kyla klausimas ir tas nepasitikėjimas yra pagrįstas, tai jeigu gali nuotolių prieiti prie duomenų ir juos valdyti, tai kas tau trukdo, kiek tų vartotojų, beveik 2 milijonai, kiekvienam po 1% pasukti į tą arba į kitą pusę, visada kažkodėl į vieną pusę, tik tai, kad naudos daugiau būtų. Žinot, aš esu pozityvaus mąstymo žmogus. Aš manau, kad jeigu kažkas sąmokslo teorijas aš stengiuosi padėti šoną. Aš suprantu taip, kad vagysčių atveju jie išlenda į valstybėse ir tie žmonės turi atsisėsti kalėjimus, jeigu jie vagia. Bet jie dažnai neatsisėda. Jeigu jie vagia milijonus, Sauliau, tai jie niekada beveik neatsisėda. Bet pagalvokime vieną dalyką. Žmogus, kuris pavogs 100 eurų iš elektros tiekėjo, tai jis tikrai atsisės. Bet bendra idėja, sakykime, nuotolinių skaitlikių, elektroninių skaitlikių perėjimo prie tam tikros tobulesnės formos, jinai turi vis tik tai teigiamą idėją. Neteisingai mes norim palengvinti, iš principo. Taip. Aš apie tai ir galvoju. Kad ir vartotojas galėtų stebėti. Ir vartotojas galėtų stebėti, kad tai apskaita būtų patikima. Teisingai. Be to, tai nėra, tarkim, 1 ar 2 ar 5 žmonės, kurie galėtų susitarti tarpusavį ir tą informaciją negalėtų nutikėti. Tai yra ištisa sistema žmonių, daugybė žmonių, kurie dalyvauja inžinerinėse priežiūrose. Vadinasi, man atrodo, yra abipusis tikslas tiek tarp vartotojo, tiek tarp ESO elektrotiekėjo, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas skaidriai. Nes kodėl yra prieita prie elektroninio, sakykime, perėjimo sistemos, tai dėl to, kad manoma, kad iki 30 metų ten tas elektros suvartojimas daug kartų didės. Jisai šiuo atveju iki tol ta apskaita nebuvo tiek, tarkim, pirmiausia, tai yra mažinami tam tikri kaštai, yra tobulinamos sistemos ir panašiai. Natūralu, mes visi einam prie to nuo tokio telefono prie kitokio, teisingai. Vadinasi, tokios sistemos jos privalės veikti. Ir todėl mūsų visų tikslas yra, kad tas veikimas būtų kuo skaidresnis. Bet realiai tai faktiškai turėtų sutapti duomenys. Jeigu žmogus, norėdamas patikrinti, įsirengia šalia savo irgi sertifikuotą skaitliuką, jie turėtų sutapti. Tai kodėl jie nesutampa? Ta prasme, ir kodėl žmonėms kyla abejonė? Pažiūrėkite apie kameras, pilnas Kaunas tų kamerų. Ir dabar kinų akys mus stebi, jau dabar uždrausta, bet jos vis tiek veikia. O kas atsakys už tai, kieno tai yra pinigai, kas kažkokius atkatus, ar stiklainiuose, ar kur pasidėjo. Ta prasme, ir dėl to žmonės nepasitikė. Jiem niekas ne... Ir jūs dabar sakot, kreipiasi ESO išsigandusi, ne? Jūs rimtas žmogus. Aš nesakau išsigandusi, aš tiesiog manau, kad jie mato problemą, kurią reikia aiškinti. Nes jie tikrai neskambinėja gyventojam ir nesako, gal galėtume jum paaiškinti. Tai reiškia, jie yra išsigandę. Tai kodėl jie ir dabar nori, kad jūs viešintumėte. Tai jeigu ne mes, kaip jūs galite paviešinti tik savo svetainėje. Mes galim paviešinti savo televizijoje, bet jie turi didžiulės struktūras, daugybę pinigų. Tai jie ir turėtų inicijuoti, sumokėti jums už tą informaciją, kad pateikėte taip pat ir mums, kad ją transliuojame. Bet ne, mes tą darome, nes tikrai žmonės turi problemų. Aš nesakau, kad jie nori viešinti. Kol kas yra įvykęs tik pokalbis. Ne, kol kas yra įvykęs pokalbis ir aš suprantu, kad dėrybininkai, kurie tikrai buvo profesionalūs, aš įvertinu jų profesionalumą ir galiu tik pagirti, tik nes nežinom niekad, kas už jų stovi, teisingai. Vadinasi, dėrybininkai, kurie buvo tikrai profesionalūs, mes pati idėja buvo tokia, kad aiškumas visiems yra labiau reikalingas. Tiek vartotojui, tiek žmogui, tiek naudingas pačiai ESO. Aišku, viena iš tokių labai svarbių problemų, kuri gali dažnai kelti būtent ir sąmokslo teorijas, tai tai, kad tam tikri algoritmai veikia netinkamai. Pavyzdžiui, žmogus nežino, kur kreiptis. Žmogui besikreipiant per nustatytą laiką nesureaguojama. Jam neperskaičiuojama sąskaita, kada yra padaryta klaida, tarkime, pačios ESO iniciatyva ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia nesudėtinga tos dalykus pataisyti. Aš ką noriu pasakyti, kad šitos dalykus aiškinantis viešai, mes parodome
trūkumus, kuriuos reikia ištaisyti. Ir tai yra tiek vartotojo interesas, tiek, aš manau, ir elektros tiekėjo. Aš kaip vartotoja manyčiau, kad iš tikrųjų taip specialiai yra daroma, kad tu negalėtum prisiskambinti, kad tau atsilieptų robotas, kuris į tavo klausimus pasakytų, ačiū, kad klausėte, geros jums dienos, po ilgo tavo aiškinimo kokia problema. Nes tai nėra, kad niekas nemato, niekas nežino ir nereikia apsimesti kvailiais. Kiekvienas vartų taip pasakyti, viskas yra labai aišku. Dėgėt sistemą be žmonių, patys išbandykit, išbandėt, paleiskit. Tai jeigu neišbandė, jeigu nežino ką, jeigu niekas nebesikreipia, žmonės neturi į ką kreiptis, tai taip ir padaryta, kad neturėtų turbūt. Aš nesu tokia optimistė kaip jūs. Ne, aš sutinku, nes man valdžia yra nuo velnio, atrodo, ir jai pavaldžios įstaigos. Nu, ir šitie visi reikalai sukurti turbūt irgi, taip kaip sakant, jau velnio nešti, ne ir pamesti mūsų sistemoje, bet dėja mums su jais teks gyventi. Ir aš dėl to galvoju, kad vis tiek bendras interesas yra išsiaiškinti ne tai, kad galvotų institucija, kad mes esame priešai, visada vartotojas nėra priešas tiekėjo, teisingai, to elektros tiekėjo. Vadinasi, mes vis tiek turim šitoje vietoje ieškoti sutaikinimo įrankių. Ir va televizija, ir viešumas, ir yra tas sutaikinimo įrankis. Bet Sauliau, kaip pasiekti, kad jie negalvotų, kad mes priešai, bet kad jie nelaikytų mūsų mulkiais? Mes matysime, ar jie eina į dialogą. Mes matysime, ar jie bando spręsti žmonėms reikėtų drąsiau savo... Žmonės turi tas problemas aprašyti, jie turi informuoti. Ta prasme, žinoma, patys imtis veiksmų. Aišku, reikia, turi žmogus suprasti vieną dalyką, kad, sakykime, kada žmogus turi konkrečią problemą, jisai gali samdyti advokatą ir to advokato išlaidos ir kaštai jam bus didesni greičiausiai negu problemos sprendimas. Todėl žmogus nesikreipia į advokatą. Norint bendrai išspręsti tą klausimą, vėlgi, tas viešo intereso gynimo fondas, mano, yra išlaikomas išskirtinai iš sutelktinių lėšų. Ir jeigu, tarkime, mano idėja yra tokia, kad jeigu kiekvienas žmogus, milijonas žmonių sudėtų po 1 eurą, tai būtų 1 milijonas eurų, už kurias galima nuveikti milžiniškus darbus, samdyti specialistus, samdyti papildomus advokatus. Tačiau jeigu fondas veikia tik tai iš tam tikrų labai minimalių galimybių, o mes sprendžiam ir Lietuvos miškų saugomų teritorijų, paveldo reikalus įvairiausius, o tas visas mes, tai skaitykite aš kaip advokatas. Tai tokiu atveju tam reikalingos lėšos ir jeigu jų nėra, tai žinoma tiesiog aš nepajėgus apimti tokio masto darbų, kurie siūlomi dabar per ESO problematiką. Albino problema yra viena labai konkreti, man aiški byla ir aš ją privesiu iki pabaigos. Tačiau aš nenorėjau jos palikti, kad jinai būtų užgesinta ir šiuo metu tai yra atviras klausimas, į kurį suplaukia informacija. Ir jeigu žmonės, tarkim, imtųsi remti labiau tą ESO problematiką, pavyzdžiui, pervedami į viešo intereso gynimo fondo paramą, nurodydami, pavyzdžiui, ESO arba ESO problemą įspręsti, ne? Tai būtų tam tikras raktinis žodis, kuris leidžia išskirti lėšas, žinant, kad įdirbis yra skiriamas tam tikrai bylai. Tai yra ESO problemai spręsti, nepriklausomai, kiek vartotojų mane informuoja apie pažeidimus. Ir iš tiesų ta veikla yra prasminga dar ir tuo, kad nesvarbu kokios konkrečių bylų rezultatai, bet galutiniam variante galbūt tai priverstų ar skatintų ir valdžią daryti kažkokius tai sprendimus, ar daugiau kontrolės, ar kitokių, ta prasme, ar kažkokiu tai įstatyminiu galbūt reikia. Žinot, aš galvoju, kad kodėl aš nesiimu tik tai vieno albino problemos. Todėl, kad aš puikiai suprantu, kad aš jo problemą galiu išspręsti, jam susigrąžinti lėšas ir net prisiteisti iš ESO, susigrąžinti jo sumokėtas advokato išlaidas. Tačiau tai niekas nepasikeis Lietuvoje. Vadinasi, šitą problemą išryškino kaip detonatorius, jis išryškino, kad egzistuoja problema. Ir dėl to, mano nuomonė, tai yra įdomi tema. Labai aktuali kiekvienam. Labai aktuali kiekvienam vartotojui. Ir kaip aš jums minėjau, aš čia tik paminėjau tik keletą atvejų. Jeigu aš jums pradėčiau minėti, tai yra patys įvairiausi iš įvairių pusių. Sakei, visas daugiabutis jau kreipia. Ir daugiabutis, ir, sakykime, namų bendryje. Paskiau, kuriai ten, arba, tarkime, atvejis, kada, pavyzdžiui, elektros gamintojas nesusitara su ESO, nes ESO staiga paskaičiuoja 4 kart mažesnę dalį, tai yra, sako, tas pagaminau 24 tūkstančius, tie sako, ne, 6 tūkstančius mes pripažįstam tavo. Nenori, nepirksim tavo energijos.
ką daryti elektros gamintojui. Jisai irgi arba atsisako priimti jo elektrinę, tarkim, saulės ar ne. Vadinasi, čia yra piknaudžiavimo kol kas tema ir išskirtinė galimybė. Išskirtinė galimybė. Ir šiuo atveju aš manau, kad naujas Seimas atsiradęs, nauja šluota, ar ne, jinai turi susidomėti šitom problemom. Todėl aš nenoriu tai palikti kaip Albino vienos problemos, bet va šitas sukauptas istorijas ketinu suformuluoti ir užduoti oficialiai. Ir apie vertę taip pat galim kalbėti, apie kainodarą, nelabai suprantama kokia yra. Ir organizacijos, kurios lyg ir turėtų ginti vartotojų teisės, bet mes matom, kad Igničio kartais labiau atstovauja interesą. Nu, daugybė, čia, kaip sakant, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Paskui. Bet jūs esat labai konkretus. Iš tikrųjų, konkrečią sritį turit, konkretų darbą dirbat, todėl tikrai nebijokime pakovoti už save. Nu, tai kainuoja laiko, sveikatos, nervų ir pinigų žmonėm. Bet galbūt pajudėsime į gerą, jeigu nieko nedarysime. Tai jeigu nenorime būti laiko... Jeigu visuomenė nori, kad tos problemos būtų sprendžiamos ir remia tokių problemų sprendimą, tai jos gali būti sprendžiamos. Čia yra reali politika. Taip, čia yra reali politika. Aš noriu iškart pabrėžti, kad, pavyzdžiui, tas viešo intereso gynimo fondas nėra išlaikomas iš jokių europinių lėšų, tik iš sutelktinių pačių. Labai gaila, nes turėtų skaidrinimui skirtos lėšos, viešinimui turėtų. Bet tai, žinote, tokiu būdu tai nesukuria problemos, kad aš turėčiau vaikščioti su kažkokia tai žvaigždė. Jūs rašytumėte ataskaitas ir neturėtumėt kada užsiminėti. Ir tai šiuo atveju tai yra esmė tokia, kad aš esu visiškai nepriklausomas spręsdamas tokius klausimus. Ir mes pasirinkam tą viešo intereso gynimo sritį, mes galime tada žmogui padėti net ir buferuodami, pavyzdžiui, jeigu yra lėšos pakankamos ir jisai sprendžia problemą kažkokią, mes galim net buferuoti jo rizikas kažkokias. Tai, sakykime, apsaugoti jį nuo rizikų, kas buvo su Kauno ąžuolynu, kada menininkai visi kreipėsi, jie visi buvo užtikrinti, kad viešo intereso gynimo fondas, jeigu iš jų bus priteistos bylinėjimosi išlaidos, padengsime iš to fondo surinktų lėšų. Ir mes pasiekėm rezultatą. Tai yra Kauno ąžuolynas turi... Tebėra dar kol kas. Jis tebėra ir ta prasme jo projektas vėliau buvo pakeistas taip, kaip norėjo visuomenė. Ačiū labai už jūsų darbą. Tai buvo advokatas Saulius Dambrauskas, įsteigęs ir vadovaujantis viešojo intereso gynimo fondui. Jeigu nenorime, kad mus laikytų kvailiais, tai tokie ir nebūkime. Ačiū, kad žiūrėjote. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.